La. Okay. Ja. Gerai. Va, viskas super, labai gerai. Kaip aš žinok, džiaugiuosi, kad tu čia esi. Vakar pasakojau dalyviam, kai parašiau tau žinutę, tu parašei. Aš paskaičiau tą postą, žinai, visą ten ir aš taip, skaitau ten apie meilę, galvoju, tai prasme, tu čia iš kur ištraukiai, iš kur aš taip rašiau, kada aš taip rašiau. Aš ieškojau nuotraukos tavo komunikacijai ir po vieną nuotrauką kažkur buvo ir galvoju, geras, čia grinai mūsų temai, labai gerai. Aš tiek daug, žinai, visako turinio, visokiausia esu priešnekėjęs, kad, toks tipo, geras, rimtai, jo, ok. Ok, labai fainai. Tai gerai, iš karto prie reikalo, tai noriu tave pristatyti moterim. Labai džiaugiuosi, kad tu čia esi, man pačiai labai gerai ir noriu va šitą valandą laiko išnaudoti jau viską tave išklausinėti, kad pasidalintum tą meilės esmę. Ok, tai Rytis Lukoševičius yra emocijų paleidimų meistras ir mano akimis ir tikiu, kad tų, kurie dirba su emocijomis, tai gali matyti, kad tu darai tokį didžiulį darbą visoje Lietuvos plotmėj ir atvėrėjai tą kitokį požiūrį į emocijas ir leidi pamatyti, kad kiek ten yra resursų. Tai man atrodo, tai yra didžiulis, milžiniškas darbas, atveriantis visiškai kitą kokybę į apskritai savo gyvenimą, nes visos tos temos, absoliučiai visos terapijos galiausiai sueinam būtent į emocijų ir jausmų temą. Be to niekaip, kad ir ką ten mes paimtumėm psichoterapiją, šokio terapiją, iš visų pusių vis tiek mes ateinam į emocijas. Tai labai gera, kad tu čia esi ir šią savaitę mes turim santykių temą, ten daugiau fokusuojamės į moters ir vyro santykius ir dabar noriu tave pakalbinti apie tai. Ir žinai, aš taip norėčiau, jeigu tu nieko prieš, sutrumpinta tokia versija, būtent tavo tais pasidalintais žodžiais, ta transliacija, kuri tau kažkada atėjo ir įvesti moteris apskritai, va, tą meilę, kad pajusti, apie kokią čia tą kokybę mes meilės kalbam. Tai tu rašai, mylėti kitą žmogų reikalinga drąsa, milžiniška, nuožmi drąsa atsiverti, atsiskleisti, įsileisti laimę, meilę į save. Mylėti kitą žmogų, bet kuriame pasaulio kampelyje, bet kaip besielgiantį žmogų, yra milžiniškas savo ego peržengimas. Meilė visada egzistuoja. Jis svarbiausia, ką mes turime su savimi. Ji tiesiog yra, bet mes nuo jos nusisukame. Mylėjimas kito atneša laimę man pačiam. Kalbu apie tą mylėjimą, kai atsiskleidžia pačios gražiausios tavo savybės, tavo energija pilna kūrybos, idėjų, grožio, entuziazmo. Visa tai yra meilė kitam žmogui. Tavo savijauta parodo, kaip stipriai esi pasinėręs į meilę pasauliui. Kiek esi atsidaręs, atsiskleidęs, jei myli kitą, tavo pasaulis stabilus, ramus, kvepiantis, gražus. Meilė yra ir taškas. Tas, kas nuo jos atsiribojo, padarė tai savanoriškai, todėl tik savanoriškai gali vėl ją jungtis. Meilė kitam lygi meilė savo, įsimylėjimas savęs, egoizmas, tame nėra jokios elektros ar reikiamos substancijos, tame yra tik paklydimas, aklumas ir užsidarimas, stambimas tu nuo kitų, nuo gyvenimo, nuo realybės. Meilė pasirinkimas, mylėk save, bet per kitus žmonės, atsiverk drąsiai mylėti kitą, visą širdimi, visą sielą, visų kūnų, tiesiog pamilk visus kitus ir kada nors atrasi, kad nėra jokių kitų žmonių, tik tu ir tavo kuriamas pasaulis, su meilės gale, meilės energija, visai kita kokybė, pasirinkimai, rezultatai. Tai atrodo, tai viskas, visą esmę pasakėm. Laimės baigtas. Beliko įgyvenant. Aš taip jaučiu, atrodo, šitoje energijai nėra jokių klausimų, visą esmę pasako, bet žinai, aš buvau ir toj kitoj pusėje, kai ten meilė buvo visiškai atstumta ir buvo daug kaltinimų ir fokusas į kitus žmonės, kad kiti kalti, kad aš negaliu mylėti. Ten, kur buvo daug skausmo. Ir žinai, kažkas dabar žiūri ar žiūrės ir yra kažkiam sunkiam laikotarpį, kur, pavyzdžiui, vyksta skyrybos, kur ten tiek daug visko, tiek daug intensyvaus. Ir ta žinutė, kurią aš dabar perskaičiau, tie tavo žodžiai per tave atėję,
nu, jie gali neateiti, žinai, arba kažkur, tarsi, kiek truputį paliesti. Tai vat, o ką tada? Galvos. Aš kiekvieną dieną su to, žinai, susitinku, aš pastoviai šnekuosi su žmonėm, vedu konsultacijas. Ir kursai vyksta, žinai. Tai aš tiesiog nuolat su tuo gyvenu, žinai, ir padedu būtent tiem žmonėm, kuriem tai atrodo toli, žinai. Kažkam tai vėlgi užtenka tokio, nedidelio impulso ir jie pradeda priimti atsakomybę už savo savijautą. Kažkam tenka keletą metų, kapstytis, kol jie tiesiog, jau taip, žinai, pradeda įsileisti, gerai, maždaug viskas čia manyje, žinai. Toks su tokiu, žinai, bet tai kodėl negalėtų jie būti kalti, žinai. Taigi būtų viskas taip paprasta. Aš visą laiką sakau, pati formulė, negi sunku daryti viską, kaip aš noriu, ne? Tik iškart sutartume, tik iškart viskas būtų gerai, tu tiesiog viską daryk, kaip aš noriu. Žinai, ir daugeliui mūsų tose gyvenimo etapuose taip ir atrodo, kad tame yra didžiausia problema, žinai, kad tiesiog dalykai nevyksta taip, kaip aš noriu, ir jeigu vyktų, viskas būtų okei, viskas susitvarkytų, viskas būtų gerai, žinai, nebūtų nei konfliktų, nei pykčių, tau tiesiog tai reikia daryti, ką aš noriu. Tai pradedant iš tos vietos, aišku, kad ta pozicija yra tokia, žinai, pradinė, kur tikrai nuoširdžiai atrodo ir ne dėl to, kad žmogus kažko nesupranta, žinai, jis gali išgirsti tos žodžius, bet, tiesiog jo viduje yra tas jausmas, kad jie man tai daro, žinai, bet jeigu jie būtų to nedarę, aš būčiau taip nesijautęs. Ir tame tokiame, kasdienybės patyrime, tai labai tikra, žinai, tu sėdėjau savo ramiai, atėjai, čia pasakėjai, žinai, ir turiu krūvą jausmą. Kažkada senai mėgdavau žmonėms sakyti, kad, žiūrėk, tave dabar kabina, nes yra už ko. Kai pas tave nebebus, už ko užkabinti, tai tas kabliukas, žinai, jisai slys ir praslys ir jisai nebeužsikabins paprasčiausiai. Tai dėl to, jeigu skauda ir yra tikrai sunku ir tikrai nemalonu, pradėti teks nuo to, kad prisimti atsakomybę už tą skausmą, iš tos pusės, kad gerai, man skauda, reiškia, dabar aš galiu pradėti ieškoti būdų, kaip padaryti, kad man skaudėtų mažiau. Kaip aš galiu susitikti su savo skausmu. Ir aš nežinau jau kiek kartų ir visai skirtingai ir visai taip pat, žinai, kartojau tos dalykus apie tai, kaip paleisti nuoskaudas. Kaip paleisti tą skausmą, bet yra tas momentas, kai atrodo, kad yra dalykų, už kuriuos negalima, pavyzdžiui, atleisti. Sau ar kitam. Dažniau netgi sau. Aš matau, kad žmogus dažniau yra užsispyręs sau atleisti, žymiai stipriau negu kitam. Tiksliau neatleisti, žinai, maždaug, už tokį dalyką tai jau tikrai negalima atleisti ir viskas. Ir su kai kuriais žmonėmis tenka gan nemažai padirbėti, kad jie pereitų tos įsitikinimus. Žinai, kodėl aš turėčiau neatleisti savo, arba kodėl reikėtų neatleisti kitam. Tai jeigu jums atrodo, kad sunku arba neįmanoma atleisti, žinokit, kad atleisti manoma absoliučiai bet ką. Ir ne todėl, kad reikia, ne todėl, kad tai yra gražu, ne todėl, kad nuo to tau iš dangaus mana pradės birėti. O tiesiog banaliai, žmogau, jeigu nori, kad tau mažiau skaudėtų, tai tu gali atleisti, kad ir ką tau kas padarė, ar vakar, ar prieš 20 metų. Atleisti manoma absoliučiai bet ką. Klausimas yra mūsų tam pasiryžime. Ar aš esu nusiteikęs ir pasiryžęs, tai aš biškai vėlėtinis pasidarau, manas kanceiveris įsijungia. To išjungsiu. Tai tik išmoksiu susirasti su savo monitorium, kurio niekada neišjunginėjau.
tiesiog belieka sustoti ir pradėti žiūrėti. Ir pats paprasčiausias dalykas, kurį galima padaryti, kurį aš kartais darau įvairiausiam progam su žmonėms, sakau, dabar pasimkit lapą popieriaus, dabar kai reikusi išsirašykit, kaip buvo. Žinai, nu, vat, faktą, kaip prisimeni, žinai, vat, atėjau, pasakė, padarė, pastūmė, apšaukė, gėlių nepadovanojo, ant kojos užmynė, vat kaip buvo, žinai, faktas. O tada dešiniai pusiai užsirašyk dešiniam stulpelį, žinai, o kaip man atrodo, kad turėjo būti. Arba su santykiais, nu, vat, moteriams su keletą kartų daręs labai juokėsi, žinai, kai pasižiūrėjau, dabar sakau, surašykit viską, vat, kaip jūsų vyras elgėsi, kas jums nepatinka. O dabar surašykit, kaip norėtumėt, kad elgtųsi dešiniam stulpelį. Dabar sakau, va, turit, žinai, kairiai pusėje, va, kaip buvo, ne? O čia kaip norėčiau. O dabar paklauskit savęs, su kuriuo vyru jūs iš tikrųjų gyvenat. Nu, kuris realiai su tavim sėdi kambarį, žinai. Tas, kur kairiam stulpelį aprašytas, ar tas, kur dešiniam stulpelį aprašytas, žinai. Ir nes mes nešamės tą tokį idealistinį, labai asmenišką įsivaizdavimą apie gyvenimą. Taip, kaip turėjo būti, kaip aš norėjau kažkada, kad būtų, kaip aš įsivaizdavau, kad viskas bus. Ir realybė nesutampa su to įsivaizdavimu, ir tada man labai skauda. Tai kas liečia santykius, nu, kai kurioms moteriams tiesiog užtekdavo, žinai, pasižiūrėti. Nu, sakau, ir dabar, tai su kuriuo vyru jūs iš tikrųjų gyvenat, žinai, tas ar tas, ir žvengia atsisėdusios, tai aišku, sakau. Nu, tai šitas tikras, kur dešinėje apsirašėt. Nu, ne, visiškai iliuzija, žinai. Ir kur yra niuansas santykių, žinai, kad tas tikras žmogus niekada, nu, kaip tu jo niekada nedatempsi iki tos dešinės pusės. Nes tai yra jo pasirinkimai, tai yra jo įpročiai, tai yra jo patirtis, jo visas nuo gyvenimo kažkoks tai suformuotas požiūris, kai jis turi užsinorėti būti kitokiu. Ir va čia yra tas pasirinkimas, va būtent tame, kad kai aš matau realybę, kai aš matau tikrovę, aš matau, kad turiu iliuziją, turiu fantaziją visišką, prie kurios įsivaizduoju, kad būsiu laimingas ir turiu tikrovę. Ir va čia yra tas pasirinkimas. Ar aš renkuosi toliau atstumti tą tikrovę ir apsimesti, kad aš galiu kažkaip išprievartauti pasaulį ir privesti jį kitos savo fantazijos, ar aš renkuosi vis tik tai atsiverti ir žiūrėti tai, kaip yra. Ir tai nereiškia, kad viskas vėl bus labai fainai, labai lengva ar labai smagu. Kažkam teks išsiskirti, kažkam kaip tik viskas išsispręs ir santykiai tęsis. Santykiai, kaip ir viskas gyvenime, vyksta ciklas. Ateina tas ciklas, baigėsi energija to santykio ir arba santykis numiršta, arba pereina į sekančią fazę, nes kažką suvokia, kažką nusprendė, kažkokia vyksta transformacija, prasideda naujas ciklas ir jis vėl važiuoja toliau iki sekančio ciklo. Tai viskas mūsų gyvenime yra cikliška ir mes tiesiog norim garantijų, kad tai nesibaigs, kad bus gerai, kad bus kažkaip, bet tai nesutampa su gyvenimu. Aš taip, žinai, galvoju, kad atsakomybė ir prisijaukinimas pokyčio yra tie tokie raktai, vat į tą lengvumą, kad pokytis visada vyks, kad ir kaip mums norisi kažkokio to aiškaus plano, kaip bus ir pažado, kaip bus. Niekaip negalim gauti to pažado. Ir kitas tas aspektas, kad atsakomybė už visus savo jausmus. Aš atsimenu, žinai, prieš 6 metus sėdėjau pas tave emocijų paleidimų sesijoje ir, žinai, va taip jausmiškai retrospektyviai palyginu save va tada, žinai, ir dabar. Ir tada aš sėdėjau ir atsimenu, tu bandai man paaiškinti, kad čia tie kiti žmonės ne prie ko ir man niekaip nedaeina, kad čia apie mane, nes aš į juos visą fokusą ir jeigu jie taip nesakytų, jeigu jie taip nedarytų, viskas man būtų gerai. Viskas man buvo gerai, kol jų nepažinojau. Ir dėl to aš nematau prasmės neigti tą fazę ir sakau, okei, žinai, tai dabar, o jie yra kambariai, pavyzdžiui, žinai, nėra, tai palauk, tai tada čia apie juos ar ne, žinai, tiesiog, žadini tą žmogų, taip, žinai, pabaksnoji, žiūrėk, tai čia tavėje vyksta, ar čia jie daro, tavėje vyksta, ar čia jie, ir anksčiau ir vėliau vis tiek,
Tiesiog pradedi prisipažinti pati savo, žinai, po gabalėlį, kad, jo, aš sėdžiu čia, aš jaučiu, žinai, ir nėra tų kitų žmonių. Ir dabar aš kariauju su paveikslėliais proti. Dabar aš ginčiu su įsivaizduojamais personažais. Ta prasme, turiu, žinai, hologramą savo vaizduoti ir su jie, tipo, tvarkaus. Pradedi atsipeikę. Tai dėl to, žinai, buvo laikas mūsų gyvenime, kai mes buvom vaikai. Ir kai tas išmoktas bejėgiškumas buvo mūsų tikrovė. Mes patys negalėjom nieko. Mes negalėjom nei pasirūpinti maistu, nei šilumą, nieko, mes buvom kūdikiai. Ir mes ne vienus metus praleidom visiškai tokiai priklausomybei nuo pasaulio. Mūsų kūnas užaugo psichologiją, ne? Ir ten, kur mes užstrigom, ten, kur mums nepatiko tas gyvenimas, kaip jisai įvyko, ir pasakėm, kad ne, aš tokio nenoriu, dažniausiai ir liekam tarsi tokio elgesio šablonę kažkokiam tais emocijų išraiškoje, tokioje, nes kaip ir atsisakiau, žinai, judėti prieki toje vietoje, ta adaptacija ir prisitaikymas prie pasikeitusio aplinkos sąlygų neįvyko. Ir tada ir elgiuosi taip pat. Nesvarbu, kad kūnas didelis, bet elgiuosi tik kaip elgiuosi. Jeigu man 7 metai buvo, ir elgiuosi tripiu kojom, žinai, reikalauju ir viskas. Ir noriu, kad būtų kaip aš noriu. Ir viskas su tuo tvarkoja. Iš tikrųjų labai yra fainai leisti savo patrypti kojom. Bet būtent, žinai, kad žmonės viską žiūri kaip maždaug, tai kaip man dabar visą tai išspręsti? Kaip man tai pataisyt, kad kai viską pataisysiu, jau būtų tas laimingas gyvenimas? Niekaip. Sakymas iš tikrųjų yra niekaip. Nes tai ne problema. Nori patrypti kojom, bet leis savo pasimėgauti. Nori pareikalauti, kad būtų kaip tu nori, leis savo, gali į stalą kumščių padaužyti, bet mėgaukis to. Ta prasme, ne tipo, ir, tikrai jūs mane neatstumsit, o tipo, bum, ir, kaip gerai, šikniai jūs visi, duokit man greitai, jeigu aš noriu ir aš būsiu laimingas, žinai. Suprantat, tas leidimas savo jaust, galų gale bus tai, kas tai išlaisvins. Ir tai, ką mes jaučiam, nėra nei klaidinga, nei neteisinga, nei gerai, nei blogai. Tiesiog šią akimirką kažką patirti. Ir kuo turiu daugiau smalsumo ir pasiryžimo patirti tai, pasižiūrėti, kaip tai jaučiasi. Noriu to išvengti? Galbūt, bet galėčiau tada pripažinti, kad noriu to išvengti. Ir vis žinai, sustoti ir pasižiūrėti. Vakar mano mokytoja atsintė labai, laišką reklamuojant jos ten pasiūlymą naują, bet buvo labai fainas pastebėjimas toks, kad žmonės praleidžia labai daug progų kasdienybėje, atidėdami tą jausmų jautimą stovykloms, paskaitoms ir rytams, tai 15 minučių meditacijos, kurią darai kartą į 3 dienas, nors žadėjai kiekvieną rytą daryti ir taip toliau ir panašiai. Ta prasme, tarsi atidedam ir sakom, jo, kai aš ten jau naisiu ir kai aš ten būsiu, tada aš atsiversiu, tada aš bandysiu kažką čia pajausti, o dabar man dirbti reikia. Ir tada praleidai tą nuostabią galimybę integruoti dar daugiau meilės, ne kažkur tais, o dabar truputį pastebėti, kas man darosi ir ar galėčiau truputį draugiškiau, smalsiau ir atviriau su savim tuo momentu, su savo to įtampa, su savo baime, su savo liūdėsiu, su savo skausmu, nuoskauda, dar kažkuo. Ir ta akimirka, jos kartais užtenka, kad tau palaiduotų tai, ką nešiais 10 mečiais. Tu niekada nežinai, kada bus ta akimirka, kur bus toks. Tiesiog nežinai. Tai dėl to, jeigu dažniau pastebi ir dažniau pasmalsauji, kas čia vyksta. Ir tau nereiks suprasti, tau nereiks surasti protingo atsakymą. Tiesiog pastebėti, kad, geras, čia vyksta dalykai, jaučiu. Gerai, pajausk, 10 sekundžių pabūk su tuo, ką jauti, reik toliau. Bet paskui vėl sustok, ir vėl pajausk, ir vėl sustok, ir vėl pajausk. Tai tas atsiverimas, toksai, žinai, galų gale kasdienybė, jisai duoda būtent integraciją visko, kas yra mokamas. Nes kitaip tai lieka
Vienas Našiutas kažkada pasakojo, sako, iš pradžių, sako, aš galvojau, kad, maždaug, turiu 20 minučių ryte, kai fainai, ir 20 minučių vakare, kai fainai, nes jis transcendentinę meditaciją darydavo, sako. O visą likusį laiką, aš, sako, kentėdavau kaip ir seniau. Ir, sako, paskui vėl atsisėdu, pakaifuoju 20 minučių ir toliau kenčiu, sako, kol man nedėjo po ten 10 metų meditavimo, kad kažkas negerai su šitą paveikslėlį, žinai. Kad kažkaip turėtų tai integruotis, plėstis, kad tai kažkaip turėtų susijungti su mano kasdieniais veiksmais, žinai, kad tikslas nėra turėti gerą laiką ryte ar vakare, arba išvažiavus kažkur, žinai, kad iš esmės tai yra kasdienybė, gyvenime, veiksme, įsileisti. Tai tas pats ir su santykiais. Nebus jokio ten kažkokio nuostabaus momentų, kur viskas išsispręs. Žinai, galvoju, dar atradinėju tos būdus, kaip suvilioti žmonės eiti skausmą ir pažinti tą skausmą ir patirti malonumą tame skausme. Galvoju, kaip pasakyti, kokiais žodžiais, kad kai leidžiam savo jaust, va tada išsilaisvinam, va tas skausmas gali būti su lengvumu ir malonumu. Nes kol dar nepatirta, tai atrodo, kad, jeigu leisiu savo jausti skausmą, tai numirsiu. Aišku, nesąmonė čia siūlo šokti be dugne. Aš tai taip ir sakau, kartais žmonėms sakau, aš jums siūlau šokti be dugne. Aš jums realiai siūlau kelionę, nežinia kur, nežinia kokio ilgio, ir su nežinia kokiais rezultatais. Ar jų in, ar jų out. Nes realiai, jeigu nuoširdžiai, žinai, aš galiu surašyti, žinai, gausi tą, gausi daugiau ramybės, gausi daugiau taikos ir taip toliau. Bet ar aš žinau ir ar tas žmogus žino, ką jis ten gaus, niškiga mes nežinom. Ir yra kita dalis. Žiūrėk, o tave kas nors tuo įtikino, ar tu tiesiog vieną dieną išdrįsai? Po truputį vis ėjau ir atradinėjau. Tai supras, kad lygiai taip pat ir kiti eis po truputį ir po žingsnelį. Ir ne dėl to, kad tu blogai pasakai, o dėl to, kad jie nėra pripratę prie šalto vandens ir dabar jie tik tais pirštai kiš ir sakys, kitą. Bet žinai, būna ir kitaip. Aš atsimenu iš vienos stovyklos, vedžiau tokią grupinę paleidimų sesiją. Labai greitai moteris, kaip vyresnio amžiaus, ėjo į tą procesą ir aš vedžiau į tą ramybę. Vedžiau ramybę nuo kūno pojūčių, kur jinai garsiai įgarsino, ką jinai jaučia, ir nuo to pojūčio, kad jaučiu kažkokį nepatogumą, nerimą. Staiga po truputėlį vis daugiau ramybės, vis daugiau. Ir jinai taip garsiai sako, aha, jau geriau. Oho, kaip gerai. Oho, kaip gerai. Tada staigiai įsijungia protas. Kaip jūs man padarėt? Taip. Kas dabar? Ką jūs man padarėt? Aš tik tai jos klausiau ir vis vedžiau su žodžiais, nes ta ramybė tokia nepatirta, tokia nauja, nors jinai visada viduje mumise yra, ir tada, nors jinai yra viduje ir visada joje buvo, jie iškart kilo klausimas, čia taip nauja, ką jūs man padarėt, kažino jausmas. Tai čia paradoksas, žinai, kad žmogus lengvai liktais pereina tai, bet kai jam reikia dabar tai integruoti, supranti, ir dėl to, viena yra ten išgirsta, ne, kai išgirsti, tada tiesiog pasidaro įdomu, galvoja, tu šiek rimtai žmonės taip gyvena, aš irgi taip noriu, žinai. Arba iš pradžių galvoja, ne, čia nesąmonė, čia, žinai, pardavinėja katę maiše, čia apgaus, žinai, paskui ten po kelių metų galvoja, man atrodo, kad čia visai nieko, žinai, norėčiau pabandyti. Tai viena yra, išgirsta, ne, kita yra patirt, o dar kita yra tai integruoti. Tai integracija yra, kai tai pavirsta įpročių, kai tai pavirsta kasdieniais pasirinkimais, kai tai tiesiog persmelkia tavo gyvenimą vis labiau ir labiau ir labiau. Ir iš tų 20 minučių ryte tai tampa dar 20 minučių po to. Arba kelias valandas po to, arba kelias dienos po to. Suprantat, toksai, ten integracija, jinai visada reikalauja laiko. Aš prieš kelis mėnesius kalbėjausi per vieną sesiją su Rebeka, pas kurią aš einu į sesijas ir jinai, aš taip paviršium taip
žinau truputį jos istoriją, kaip ten kas buvo, bet taip, nu, aš labai tų detalių nebuvau niekada girdėjęs, žinai, nes žmonės jos neklausinėja, per daug jie dažniausiai ateina su savo reikalais, o man visą laiką smalsu. Ir sako, man nutiko, jinai nuvažiavo Amerikoje į paleidimų retreatą ir tiesiog sprogo viskas nafik, žinai. Bet ten taip sprogo, kad, nu, oho, tai jis sako, aš kokius 5 metus integravau visą tą sprogimą, žinai, kuris įvyko. Nu, kol tai tapo normal, nes kai jinai grįžo, nu, tai aš paskui po to retreato skrendu namo, einu oro uosto ir sako, matau, kad dalis žmonių tai taip maždaug į mane reaguoja kaip į kokį magnetą, žinai, tai tiesiog jie taip eina ir taip. Eik, tu savo, žinai, ir sako, jie nesupranta, kas darosi, bet jie tokie žiūri ir tokie, maždaug vos nenori prieiti užkalbinti ir ten, žinai, nori kontaktuoti. O kiti kaip tik, žinai, vat, jaučia tą kažkokią iš jos plūstančią tiesiog energiją bangom ir jie tokie, tipo, eik tu šik, žinai, šitą nenormaliai, žinai, ir šalinas. Ir sako, ir aš jaučiu kiekvieną, va, taip, na, žinai, kaip vienus traukiu, o kiti tiesiog bėga kuo toliau. Ir negrįžo namo, atsisėdo į mašiną ir jos vaikai nuo tos energijos ten gale tiesiog išsijungė po 5 minučių, žinai, visiškai. O vyras, va taip, namo važiavo, žinai. Tipo, maždaug, eik tu šik, kas čia grįžo, kaip dabar mes gyvensim ir kas čia bus, žinai. Ir nieko, kad po kažkiek metų išsiskyrė, nes tiesiog jam tai buvo ta energija visiškai nepriimtina. Tai žmonės vaikosi meilės, bet nu, mes turim įsivaizdavimą apie meilę. Mes turim labai daug įsivaizdavimą apie meilę. Apie santykių meilę, apie dar kažkokią meilę. Žinai, mes turim visą tą koncepciją, kaip atrodo jausmas meilė. Ir dažniausiai tai yra paprasčiausiai tai, kas man labiausiai patinka. Iš tikrųjų, tik tai tiek maždaug. Kas yra meilė? Nu, tai kas skaniausia, nu? Tai tas pats skaniausias šokoladas ir yra meilė. Maždaug, va toks, nu, nes protas taip supranta, meilės neturi kito atitikmens dažniausiai. Bet kai kalba eina apie tai, kad tu gali, pavyzdžiui, atleisti tam, kuris tave labai nuskriaudė ir jausti toje vietoje taiką ir meilę, tai ta meilė nebeturi sąlygos. Nes tą sąlygą būtent ir paleidi. tą įsitikinimą, kad ten, kur skauda, reikėtų atstumti meilę, ramybę, saugumą, laimę. Ta vidinį barjerą pereini ir dėl to meilė nėra kažkoks tai tas jausmas, kuris ateina ir išeina, kuris turi savo priešingą, kaip kokią nors neapykantą, atstumimą ar dar kažką. Kalba eina apie meilę, kuri neturi ribų, kuri neturi sąlygos, kuri net nėra jausmas, iš kurios kyla visi jausmai. Ir tada, klausimas, žinai, ar gali paaiškinti, pabandyti papasakoti, pavyzdžiui, ten apie kokią nors saulę, žinai. Mūsų gyvenimo trukmėje saulė yra amžina. Ir net kai įlendi į rūsį, jinai vis tiek šviečia. Net naktį, kai jos nematai, jinai vis tiek šviečia. Tai nesvarbu, ar tu nusisuksi, ar tu ką padarysi, jinai švies nuo to nenustoja. Ir mes tą ir tarsi to ir ieškom. Patys nežinom, ko ieškom. Patys galvojam, kad mums tai duos, kai viskas bus kaip mes norim. Kai bus partneris toks, kokio nori, kai bus vaikai tokie, kokio nori, kai bus finansai, dar kažkas. Bet ne, nebūtinai. Ir patys labiausiai nusivylę žmonės būdavo sėkmingi žmonės. Turtingi žmonės. Sėkmingi išoriškai. Ja. 2 gamyklas vyrukas turėjo porą vaikų. Atrodo, kad 2 vaikus, žmona, santykiai fainai, viskas fainai, viskas gerai, žinai, jam ten 37-8 metų. Sportavo, ruošėsi triatlonui. Ir šito panikos atakos. Tiesiog. Ir visą gyvenimą turėjo persižiūrėti, persidėlioti, prasme, po kažkur pusės metų. Jis labai racionaliai sureagavo, viską ten, žinai, viską perėjo. Iš pradžių vienaip, paskui pas mane atėjo. Tiksliau, atėjo iš pradžių pas mane, susipažinom, bet suprato, kad dabar dar yra nepasiruošęs ten nerti, jam per baisu. Tada nuėjo kitur, žinai, pabuvo, po kažkur pusės metų grįžo, sako, dabar aš jau pasiruošęs, davai.
Nu, mes dirbėjom, nežinau, kiek tai truko, 5 mėnesius. Ir vėl tas jo santykis tiesiog keitėsi. Ir jis nustojo jaust baimę, ne, bet jo visa interpretacija, visas santykis su savim, visas tas skausmas, viskas pradėjo keistis. Tai mes skirdami laiką savo, darom savo dovaną. Dėl to galima kartais savęs paklausti, ar tai, ką aš dabar darau, yra meilės dovana savo. Nes hamburgeris gali atrodyti skanu ir fain, bet ar tai yra meilės dovana savo? Ne visada. Kartais taip, kartais ne. Bet kiekvienas galim pagauti save toje vietoje, pajausti, žinai, ar dabar aš dovanoju savo meilę, ar aš dabar tiesiog bandau pabėgti nuo kažko. Ir ką jeigu aš sustočiau ir nebebėgčiau. Tiesiog ką jeigu surizikuočiau dabar, atsisukti savo baimę, savo skausmą ir pabūsiu. Ir jeigu vienam baisu, nesusiranda, kas už rankos palaikys. Tam ir egzistuoja grupės, visokie tokie, žinai, dalykai, kad sukurti erdvę, kurioje būtų saugiau susitikti su savimi. Visą laiką geriau ir lengviau, kai kažkas palaiko už rankos, tai mes irgi einam, aš einu kitur, kad palaikytų mane už rankos ir užduotų klausimus reikiamus, kuriuos aš pati atsakyčiau. Žiūrėk, Ryti, o tavo temos, ar tu gali pasidalinti, kad tas moteris, kurias žiūri, labiau susietų, kur tu buvai, kur tu strigai, kur tavo temos buvo siauros ir kada prasiplėtė, kaip prasiplėtė. Jo, santykiuose. Turbūt tokie keli pagrindiniai aspektai buvo labiausiai, kurie išbalansuodavo viską. Tai viena, tai buvo dėl patirties, kurią aš turėjau vaikystėje, kadangi buvo patėvis ganėtinai impulsyvus ir labai neaišku, už ką ir kada pradės rėkti, o kada bus viskas fainai, kada ne. Tai buvo didžiulis vengimas konfliktų ir didžiulis noras niekada nesuspykti. Tai išsiugdžiau tą, žinai, nuolatinį tokį labai gerą gebėjimą bandyti atspėti, ko nori kiti ir bandyti jiems įtikti ir būti patogiu, maloniu ir fainu. Tuo pačiu man labai buvo ta kita pusė, natūrali manyje, žinai, kuri jausdavo kažkokią tą egzistencinę tiesą nuo pat vaikystės ir kartais tiesiog jinai ateidavo ir sakydavo, čia bullshit. Čia yra bullshit, žinai, tai ten tėvus mokytojus išmuždavo visiškai, žinai, kartais, tiesiog su tokiu tipo, tai jūs šnekat netiesą. Kodėl jūs meluojate? Kontrastuodavai, ar ne? Tai bandydavai prisitaikyti. Jo, ta prasme, viena pusė, kad aš labai malonus, labai geras, labai fainas ir panašiai, o iš kitos pusės aš galiu tiesiog ateiti ir pasakyti, žinai, kažką tokio. Ir ten mamai gėda pastoviai būdavo už mane, nes aš tiesiog tiesiai šviesiai atvirai ten kokių 8 metų, 12 metų ateinu ir suaugusiam, žinai, ką nors susakau. Kaip yra, žinai, o suaugę, visi išmokėm meluoti viens kitam ir apsimetinėti, žinai, o aš ateinu ir paklausiu arba pasakau ką nors ir aš paskui žiūriu ir nesuprantu, po kas jiem yra, žinai. O tai taip negalima, žinai, tai jau man buvo biški daugiau metų, tai aš sakydavau, palauk, sakau. Ką reiškia negalima, sakau, ar aš pasakiau netiesą? Nu ne, tu tiesą pasakei, tai ko tu tada nori? Nu ne, tai tu nori, kad aš meluočiau. Žinai, aš tokius pokalbius turėdavau, jau 15-16 metų aš jau labai aiškiai, tą žinai, galėdavau bendravime, žinai, išreikšti, kad, ta prasme, ar tu nori, kad aš meluočiau, nes jeigu aš ten kažkur pasakiau netiesą, tai aš nueisiu ir pasitaisysiu, bet jeigu aš pasakiau tiesą, tai, ta prasme, apie ką mes kalbam, žinai, apie apsimetinėjimą. Ir tas apsimetinėjimas, tas toksai, gero berniuko, žinai, sindromas ir tas atbandymas būti gerų žmogum buvo vienas iš esminių dalykų, todėl, kad už to slepiasi milžiniška baimė, kaustanti baimė. Žinai, ta baimė, kad atstums, nemylės, krūva žodžių, nemylės, bus nereikalingas, nesvarbus, nevertas, nevykęs, nesvarbu, žinai, padarysiu šitą ir tada pakliūsiu ten, kur man baisu, žinai, ir tiesiog mes kiekvienas turim savo prieskonį tam žodžiui, kuris mums labiausiai baisiausias, ten vienišumas, ar nereikalingumas, ar nemeilė. Ir tas, fonas tos baimės, jisai tiesiog kaustydavo būti santykiuose,
nuoširdžiai, visiškai nuoširdžiai. Ir realiai aš mano toksai, jau, kaip aš sakau, jau tokie, adekvatų santykiai prasidėjo kažkur 18 metų, žinai, tai aš užtrukau, kažkiek tais metų iš viso, kol aš pamačiau, kad tai žiauriai skauda. Ir kiek man buvo, 24, 2006 metai, tai 24 metai buvo, žinai, buvo visiška duobė. Buvo pati didžiausia, tokia santykių krizė gyvenime, kokią aš turėjau, nes aš pakliuvau į tokią situaciją, kur aš gyvenau, dar 1,5 metų maždaug prieš. Aš pradėjau gyventi su moterim, po kokių 6 mėnesių aš supratau, kad atėjo tas pats jausmas, kuris vis nutikdavo santykiuose, kad aš jaučiu, kad tai yra ne tas žmogus, aš su juo negyvensiu. Tai prasme, aš tiesiog kažkaip vidum žinau, kad ne tas. Ir būtent, kad mes nesipykstam, kodėl, nes aš vengiu konfliktų. Okay? Reiškia, mūsų santykis išoriškai gražus, su juo viskas ok, bet yra nedasakytų daug dalykų, tokių, žinai, kur ne tai, kad vaikšti ir galvoji, žinai, ten tipo, bet tie tokie nutilėjimai, visokie neišreiškimai, tas toksai, bijojimas pasakyti, ką jauti aplamai, žinai, nes nežinai, kaip bus suprasta, nežinai, ar neatstums, nežinai, ar neįskaudinsi. Ir toksai, pradedi gyventi santykėje taip tarsi, žinai, vaikščiotum ant kiaušinių lukštų, žinai, kad tik tai nesutraškėtų, kad tik tai nesulūštų kažkas, žinai, toksai atsiranda ta vidinė įtampa. Ir aš po 6 mėnesių to santykio supratau, kad jau šikna, ir tai buvo 4, 5 santykiai, žinai, iš eilės, kur, jaučiu, kad ateina tas jausmas ir suprantu, kad gerai, dabar laikas nutraukti tos santykius. Bet buvau jaunas ir žioplas ir nesupratau buitinio santykių nutraukimo momento, kad tu pirmą turi tašę susikrauti ir turėti kur išeiti, o ne pasakyti, kad mes skiriamės vakare po darbo grįžęs, žinai, nes kitaip bus pragaras, žinai. Ir aš taip vakare, kaip sakant, nesusikrovęs tų tašių, žinai, ir panašiai nusiteikęs, gerai, šiandien šnekėsimės atseit. Sakau, žinai, aš jaučiu visus šitos dalykus ir, mums reikia skirtis. Ir jinai tiesiog griuvo, susmuko, ta prasme, apsikabino mano kojas ir pradėjo raudoti. Ir pradėjo maldauti, kad neišeičiau. Šitam aš nebuvau pasiruošęs visiškai. Tas geras berniukas, tokio, evil, tokio blogio padaryti, kad dabar išeis pro duris negalėjo. Ir aš likau. Ir tada aš buvau neištikimas, jei nežinau, ten su gal 2 ar 3 skirtingom moteriam per ateinančius metus laiko. Ir tada jau su viena iš jų, mūsų santykime buvo ir anksčiau vykę, žinai, ir mes tiesiog supratom, kad mums laikas kraustytis gyventi kartu ir nustot susitikinėti per pietų pertraukas. Ir mes tada nusprendėm, kad jo, jau viskas, tai darom, davai, žinai, vos ne, tai davai, ieškom ten buto, žinai, ir einam gyventi. Ir aš grįžtu namo su tuo tokiu žinojimu, ir jinai stovi tokia visa pilka ir sako, aš laukiu. Ir tada buvo šakės. Tada visas pasaulis išslydo iš po kojų. Ir tie santykiai toliau buvo žiauriai tragiški, ta prasme, ten viskas buvo labai blogai, buvo labai daug nuoskaudų, labai daug neapykantos, nes aš supratau, kad aš neturiu kur trauktis, man tiesiog, viskas, žinai, visas protė, įsivaizduoti, visi tie pasaulėliai tiesiog sudužo, žinai, viskas, ką galvoja apie savo gyvenimą, apie savo planus, žinai, viskas. Ir tada aš ten, sėdėjau kelias valandas ten, su ja kažkiek šnekėjausi, paskui pasėdėjau, išėjau, sakau, palauk, man dabar reikia biškį atsitraukti, nes aš jaučiu, kad mane pušina, žinai, ir aš nebesuprantu, kaip sakai, nebegirdžiu savo minčių. Ir aš tada, atsimenu, išėjau, atsisėdau į mašiną, išvažiavau iš kiemo realiai, Šilainiuose, Kaune, žinai, ten 5-aukščiai, 9-aukščiai tokie kiemai. Ir aš tiesiog išvažiavau iš kiemo realiai iki tos gatvelės, kur tarp kiemų einu ir sustojau ir ten sėdėjau 2 valandas, žinai. Su mama ten šnekėjausi dar kažką, bet buvo esmė, kad, aš taip priejau tą vietą, kur gerai aš lieku, nes aš, tarsi negaliu palikti savo vaiką. Ok, ir man nurimo viskas, taip atrodo, viskas ok, supratau, apsisprendžiau ir tai truko kokias 2 savaitės, ir tada prasidėjo kančia. Ir tada prasidėjo visiškai, žinai, prasme, tas suvokimas, kad, aš
prievartauju save daryti tai, ko aš nenoriu. Ir aš nežinau, kur stodėtis. Aš neturėjau jokių įrankių, jokio supratimo, nieko turėjau, žinai. Ir man tas periodas paskui privedė prie to, kad galų gale 7 nėštumo mėnesį vaikas tiesiog nustojo vystytis ir numirė. Ir aš tai sužinojau tada, kai aš buvau išvažiavęs. Tai prasme, aš išvažiavau į kitą miestą pas kolegas ir man rytą paskambino, sako, aš ligoninėje viskas. Dan, vaiko nebėra. Numirė. Prasidėjo naktys skausmai, išvežė greitoji, žinai, viskas. Ir aš toks, žinai, sėdžiu ir suprantu, ir viena pusė jaučia didžiulį skausmą, o kita pusė jaučia didžiulį palengvėjimą. Ir nuo to yra 3 didesnė kaltė ir savigrauža, žinai. Ir va, tas, ir po mėnesio laiko aš supratau, kad, okei, prasme, vėl, aš pabūsiu, žinai, biškė adekvatus ir dar pabūsiu su juo kažkiek tai, bet aš jau suprantu, kad viskas dabar mano reikalas yra uždaryti šitą knygą. Tai po mėnesio laiko aš tiesiog išėjau. Tik šį kartą jau buvau pasiruošęs. Šį kartą jau turėjau kur gyventi ir taip toliau ir tiesiog, pasakiau, kad išeinu ir išėjau ir viskas baigėsi. Bet tas skausmas visas, kuris truko tenai, žinai, tos paskutinius 7 mėnesius, jis buvo, žmonės gal ten sakytų depresija, dar kažkas, nežinau, aš ten per metus laiko 15 kg svorio priaugau, žinai, ir taip toliau ir panašiai. Buvo emociškai kažkoks pragaras. Bet tas pragaras, ta kančia, ta patirta, žinai, man davė tokį spyrį į šikną, kad santykiuose reikia kalbėtis. Reikia kalbėtis ne tiesiog, kad, davai pasikalbam, o reikia sakyti tai, kas yra nemalonu, reikia sakyti tai, kas skauda. Reikia nesitraukti, žinai, vien dėl to, kad man baisu ir nepatogu. Žinai. Ir aš tiesiog tada mokiausi komunikuoti, mokiausi bendrauti, mokiausi kalbėtis. Ir va tada kažkada 2007-2008 metais pirmą kartą pasiėmiau rankas radikalaus atvirumo knygą irgi paskaičiau ir man buvo toks, ir aš pradėjau mokytis ir aš labai greitai ten, kai lapkričio mėnesį užsibaigė viskas ir aš realiai 2007 metų rugsėjo 8, man atrodo, dieną vedžiau tą moterį, su kuria aš planavau išsinuomoti butą prieš tai. Aš grįžau pas ją, sakau, that's it, I'm done, žinai, ką tu. Ir ten turėjo, paskui paaiškėjo, kad ten turėjo kažkokį ten vaikiną, žinai, bet jį metė, žinai, ir mūsų santykiai vėl prasidėjo, ir tu, žinai, ir buvo vestuvės ir viskas, žinai, ir po 3 metų ta santuoka baigėsi, nes tiesiog jinai baigėsi tas ciklas, žinai, ir buvo ta sekanti akimirka, kur vėl aš suprantu, kad jinai įeina į kambarį, aš matau, kad jinai yra, jinai buvo išvažiavus, ten grįžo, žinai, ir aš matau, jinai įsimylėjo, aš ją, labai gerai jausdavau ir pažinojau, aš taip žiūriu ją. Ir aš jaučiu jos tą džiaugsmą vidinį, tokį, žinai, tą meilę, ir man taip šilta ir gera, ir aš žiūriu ją ir sakau, tu įsimylėjai. Ir tokia, tipo, maždaug, tu sakai, įsimylėjai, žinai. Jo. Sakau, jėga, žinai, super, man, va tokia reakcija, žinai, man gera matyti ją laimingą, žinai. Sakau, super, ir aš taip sustoju, pasižiūriu, bet sakau, šį kartą mes išskirsit. Reiškia, viskas baigėsi, žinai, mes skiriamės. Tai mes išsiskiriam ten kažkada, žinai, ir taip toliau. Tai žinai, vienas dalykas yra nuoširdumas, būtent apie tuos jausmus. Tai yra siaubingai nepatogus pokalbiai, tai yra siaubingai baisu ir nemalonu, ypač jeigu niekada to nedarai. Ir dar yra kitas dalykas, kita pusė gali visiškai nenorėti su tavim kalbėtis. Visiškai, absoliučiai nenorėti su tavim kalbėtis. Ir tai nesvarbu. Tai yra nesvarbu. Tai prasme, jeigu norit išmokti geriau komunikuoti, tai kas suprantat angliškai, naikit ir nusipirkit Radical Honesty knygą. Radikalus atvirumas. Yra Radikalus atvirumas LT, ten Jūratė daro visą šitą dalyką. Jinai yra viena iš dabar jau tokių pagrindinių instruktorių radikalus atvirumo ir pasaulyje. Jinai mačiau, kad retrytuose veda ir panašiai, žodžiu, jau jinai senai tą daro. Tai kas liečia komunikaciją, tiesiog, kad išmokti išreikšti savo jausmus, žinai, ne tik tai juos paleisti, bet ir šnekėti apie juos išmokti. Tai aš neradau geresnio būdo, aš neradau, aiškesnio ir paprastesnio ir kratančio tiesiog iš pagrindų, žinai. Tai va ta drąsa
nu, jinai vis tiek yra reikalinga. Kaip jūs ją atrasit, nu, čia jau jūsų kiekvienos klausimas, bet išmokti kalbėtis apie tai, ką tu jauti. Ir ne dėl to, kad tave turi suprasti, ne dėl to, kad kai tu pašnekėsi, supras ir viską padarys, kaip tu nori. O tiesiog todėl, kad nesinešiot savyje neišsakytų dalykų, kurie virsta melu ir kurie nuodėja santykius. Nu, nebus ramybės, saugumo ir darnos, jeigu meluoji, jeigu apsimetinėjai, jeigu nėra tiesos. Tai vienas iš principų yra tiesa, nuoširdumas. Tai dėl to mes neišmokstam tų dalykų dėl to, kad mūsų gyvenimas geras. Štai išmokau dėl to, kad man skaudėjo. Ir skaudėjo tiek, kad aš supratau, kad viskas, daugiau taip nebegalima. Bet ir tada užtrukau dar kokius 5 metus, nu, kol radau paleidimus, kol pradėjau tai visai kitaip matyti, kol sugebėjau ne tik tais kažkaip tai, žinai, ten protų tvarkyti su tais dalykais, bet ir, nu, paleisti. Dėl to antras dalykas santykiuose, kuris, nu, yra be proto naudingas, tai yra išmokyti paleisti jausmus. Nesvarbu, kaip būdu jūs tai darysite. Ar ten mokysitės to, ką aš mokau, ar kvepuosit, ar ten šoksit, doesn't fucking matter, bet tai turi veikti. Tu prasme, tu turi žinoti, kad tu turi įrankį, kai tau susisuka protas, kai susisuka galva, kai tu ten žiūri ir galvoji, tu čia mane skaudini, žinai, kad yra būdas, kurį žinau, kad galiu nueiti ir kažkaip tai sugrįžti į save, sugrįžti tą ramybę ir balansą tose santykiuose. Ir iš to, sako, trečias dalykas – pasirinkimas. Meilė yra pasirinkimas. Meilė yra viso, bet mūsų atsiverti tai meilė ir leisti savo ir rinktis mylėti, tik tais mes galim padaryti. Niekas už mus to nepadarys. Ir todėl santykiuose vienas iš dalykų, kurios, nu, per atsakomybę ir meilės rinkimas, žinai, aš daug kartų perėjau savyje ir kuris, man atrodo, nu, tas svarbiausias momentas, tai yra 100% atsakomybė už save ir savo savijautą santykius. Ir kodėl? Todėl, kad jeigu mes laukiam, kad kitas mums duos laimę, tai jis gali ją ir paimti. Ir dėl to bus amžina auka, amžinai. Bus nuolatinė baimė, bus nuolatinis nerimas, nes jeigu davė, tai gali paimti. Bet jeigu tau niekas to neduoda, nes tai jau ir taip yra, tada tu nebebijai. Tada tu gali šnekėtis, tada, supranti, visi tie dalykai susijungia, žinai, į tą santykį. Ir aš visas savo klientės mokau, mokytis komunikuoti, prisimti atsakomybę už tai, kaip jos jaučiasi, žinai, ir rinktis mylėti. Nes buvo vieni tokie klientai, paskui draugais tapo, paskui kažkaip nebelabai bendravom, žinai, bet jie, gyveno ten jau 10 metų ar daugiau, viskas ten okei, žinai, lygtais, bet, pastoja irgi, tai pykstasi, žinai, paskui išėjo, kad jinai ten labai nepatenkinta, žinai, ir nelaiminga, jis toks, sarkastiškas, toks, žinai, labai aukšto lygio pardavėjas, labai didžiulius pardavimus daro ir jisai belenkaip gerai komunikuoja. Tai prasme, jinai pastoviai pralaimi žodžių mūšį su juo, žinai. Tik jinai pradeda ginčytis ar ten kažką įrodinėti, jisai pradeda ją klausinėti, žinai, parodo jai, kad tu pati durna, žinai, ir viskas, žinai. Ir jai buvo labai labai sunku, nemalonu. Ir jie buvo pas mane į sesijas vienu metu. Aš taip pat žiūrėjau, atsimenu vieną dieną, jos galvojo, kas jums yra, kodėl jūs nesusitarat. Ir man tada buvo toks, žinai, tai nei vienas iš jų nesirenka mylėti kitą. Jie abu laukia, kol tas kitas bus kažkoks. Tai dėl to šitoje vietoje tas pasirinkimas, ar tu renkėsi mylėti tą vyrą, su kuriuo tu esi, ar bandysi išprievartauti jį, kad jis būtų tuo vyru, kurį tu įsivaizduoji. Ir labai faina,
kai sutampa tai, ką tu įsivaizduoji, su tuo, kur eina jo potencialas. Super. Bet vis tiek turėsi krūvą pretenzijų. Ir va čia ir bus tas momentas, tas, žinai, kai matai, kad jisai 16 kartą nenuleido vandens tualete, ar tu, žinai, pradėsi rėkti ir skirtis su juo, ar tu pasižiūrėsi, nu gerai, ar tai tikrai man taip svarbu, kad aš dabar, žinai, daryčiau, ar tai tikrai mano vertybių sąraše yra taip aukštai, ar yra kitų vertybių, kurios, žinai, yra svarbios. Kitas, gerai, tai galiu šitą vietą mylėti ir nuleisti tą vandenį ir tiesiog pripažinti, kad, nu, jis toks, ir jis tai darys greičiausiai, jeigu nustos daryti, tai super, jeigu ne, tai prasme, aš jį myliu anyway ir pati nusileisiu tą vandenį. Toksai, nu, ir tai yra vėl tada vertybių klausimas, nežinai, savo, vėl viskas apie save, vis tiek galų gale viskas atsisuks į mūsų pasirinkimus ir savijautą. Tai jeigu sakom tiesą, jeigu renkamės mylėti, jeigu esame atsakingi už savo savijautą, už savo laimę santykius, aš tai matau kaip pagrindinį dalyką. Kaip pagrindinį dalyką, kurio man trūko visą gyvenimą, dėl ko aš neturėjau darnos ir ramybės ir meilės santykius. Dėl ko tie santykiai uždusdavo, numirdavo, užgesdavo. Ir turėjom numirti, ačiū Dievui, nes mes melavom ir apsimetinėjom. Ir mes nebuvom pasiryžę, žinai, mums buvo yra žvėriškai baisu, kad tu tipo pasakysi tiesą ir tave ten, nežinau, išjuoks arba atstums. Bet kokia kita alternatyva? Gyventi mele 10 metų ir paskui, žinai, turėti kambarioką, kuris tave užmisa, su kurio šaldytuvą per pusę dalinės. Žinai, kokia alternatyva, koks kitas kelias. Tai, žinai, man atrodo, kad taip grėsia, nes tu kalbėjai apie melą, bet tas melas gali būti nebūtinai tas toks tiesioginis, kad melas neištikimybės. Neišsakymas. Jo. Neišsakymas yra melas, nutylėjimas yra melas. Ir būtent nuo to nutylėjimo žmonės jaučia, kad viskas kaip ir gerai, kaip ir normaliai, bet kažko trūksta, to ryšio, artumo. Ir jisai galima per tą atvirumą. Taip. Ir kartais nepatogu. Kol nepripranti vėl, kol neatsiranda tas, 10 kartų padarai, 11 kartą žiūri, kad tai yra labai labai paprasta, labai natūralu. Ir dėl to, ir žinai, tai, ką aš šneku, tą aš ir gyvenu. Toks ir skirtumas. Aš nešneku to, ko aš nedarau. Man tai veikia. Keliems šitam žmonių, kurie paklausė manęs toje vietoje ir susitvarkė santykius, tai veikia. Dar keli šimtai išsiskyrė, kai tai pradėjo daryti. Ir tai yra ok. Ar yra dabar, žinai, kažkokios tokios temos, aišku, kad yra visą laiką jų bus, bet kitokiam lygiai, kur tu dylini ir tau dar ten yra... Yra sluoksnis. Žmonės turi tokį įdomų įsivaizdavimą, žinai, kad jeigu kažką mokai, tai esi tobulas ir gal norėtumėt. Tarsi, aš žinau, kad mūsų santykiai jau dabar 10 metų su Jurga gyvena. Jo, tie santykiai perėjo belenkiek nuo įvairiausių fazių ir mes darėm tą dalyką. Mes mokėmės šnekėtis, mes pastoviai paleidinėjom, mes prisimdom atsakomybę už savo savijautą ir mes rinkomės mylėti. Mylėti kitą tokį, kuris užmis. Mes tai tiesiog darėm ir darom toliau. Ir yra, žinai, ir yra labai labai daug dalykų, kurie nebenutinka. Jie tiesiog nebenutinka. Kažkada nuo stalo, kaip sakyt, nuėmėm tokią opciją, taip tarsi, žinai, vėl, ar tai niekada neatsiras, nežinau, aš galbūt sakykim taip, aš žinau, kad aš nežinau, kas bus su santykiais už 10 metų. Aš vieną dalyką, kurį mes labai juokingai sprendėm prieš susituokdami. Kažkodėl mums abiems susišvietė, nors abu buvom prieš tai vieną kartą buvę santuokoj, bet visiškai pamiršę tą civilinės metrikacijos procesą, absoliučiai, zero knowledge.
Ir mes vieną dieną sėdėm žinai, ir kažkokį gal filmą pažiūrėjom, kad mums trigerino tą idėją, tų priesaikų visokių, žinai, ir pasižadėjimų, ir tą bažnytinę tokią formą ten, iki kol mirtis mus išskirs ir panašiai, žinai. Ir mes abu sėdėm tokie, klausyk, bet tai mes negalim pasižadėti, nes tai netiesa. Žinai, ir mes diskutuojam, bet taigi čia netiesa, tikrai netiesa, nes mes nežinom. Nes mes nežinom, ar iki tol, kol mirtis mus išskirs, supranti, mes tiesiog nežinom. Ir kaip aš galiu pažadėti, kad aš tai darysiu, jeigu aš tiesiog suprantu, kad tai yra melas, žinai, kad tai yra netiesa. Ir mes sėdėjom tokį kaip pusvalandį diskutavom ir paskui paleidom, maždaug bus kaip bus. Ir tada, žinai, kai jau pradėjo artėti visas tas procesas ir ta, žinai, vyko ta civilinė metrikacija, abu stojom žengiam, sakau, taigi, blin, čiagi žodžiai visai kiti, net ne visai ne apie tai, ten tiesiog klausė, ar imi, ar neimi, žinai, ir viskas, yes, no, žinai, toksai, bet va tuo momentu mums tai buvo svarbu. Ir kodėl tai buvo mums svarbu? Todėl, kad mes, žinojom, žinai, kad mūsų pažadas, jisai nieko nereiškia, palyginus to, kaip gyvenimas, kaip intuicija, kaip viskas vyksta, žinai, tai tikrovai. Mūsų tas atseit pasižadėjimas, jisai įtakos nedaro. Ir dėl to mes nenorėjom meluoti nei vienas. Ir mes nenorėjom duoti pažadą, kurio nevykdysim. Bet ne todėl, kad mes nenorim jo vykdyti. Todėl, kad mes blaiviai suprantam, kad mes nežinom. Ir kuo yra daugiau to laukimo, kad kitas duos kažką, tuo daugiau yra prisirišimo ir baimės tai prarasti. Ir tai reiškia, kad aš vienas pats nebūsiu laimingas, aš atsisakau būti laimingu, man būtinai reikia, kad kitas man kažką duotų. Tada reiškia, aš belekai bijau prarasti santykius, tada reiškia, aš bijau sakyti tiesą, nes nedaug Dievą prarasiu santykius, tada reiškia, aš pradedu nutilėti, neišreikšti, nepasakyti ir panašiai, tada kaupiasi nuoskaudos, tada kaupiasi nusivylimai, tada jau žiūriu skersai ir galvoju, tu šik aš tavęs tai tikrai nemylėsiu, nes tu mane dušę prišikai. Ir taip tada ir panašiai, ir žiūrėk, žinai, paskui nebežinau, ką daryti, santykiai byra. Tai aišku. Ir tada viską backtrackinam atgal, renkuosi mylėti, prisiemu atsakomybę už savo jausmus ir sakau tiesą, žinai, ir viskas pradeda atsidarinėti. Tai, tas pats principas. O, žinai, su to idealumu, tai yra neįmanoma, todėl, kad mes jį išgalvojam. Mes susigalvojam, kaip mums patiktų ir mes paimam ir uždedam ant kitų. Tai santykiuose kažkokių ten tokių, žinai, didelių dramų, tokių, kad jau tipo, viskas skiriamės, žinai, buvo paskutinis etapas, buvo 20 metais, kai Jurga kelis kartus mane siuntė iš namų. Išėjai viskas ištisai, nes tiesiog kilo tiek daug baimės jai, nuo to, ką aš dariau, jai kilo tiesiog milžiniškas nesaugumas. Ir jos gynybinė reakcija, tai buvo, prasme, viskas, žinai, bet tai buvo toks, visiškas neblumas. Prasme, vieną rytą mes ten kažką šnekam, dylinam. Ir jinai atsistoja nuo sofos, kur mes šnekam ir pradeda eiti į antrą aukštą. Bet aš matau, tokiam kaip transė, tokiam tam jausme visiškai užsisukus ir aš einu iš paskos. Ir jinai pradeda rengtis ten, iš pižamos lipti, rūbus, žinai, rengiasi, kažkur ruošis, žinai. Aš sakau, kur tu eisi, sakau, kas tau yra? Viskas, aš žinau. Ir aš matau, kad jinai konkrečiai plaukia, aš ją apsikabinau, aha, jo, dabar kvėpuok, žinai, būk, žiūrėk, kas čia dar, norima, žinai, tada paleido, atsipeikė ir tokia, aš biškai sako, man išplaukė buvo, žinai. Tai tiesiog vėl, aš suprantu, kad tai yra, žinai, ir kai tai ateidavo, aš matau, čia ne tai, kad jinai jau dabar iš tikrųjų, bet aš žinau, kad jie durnumo užteks iš to užsispyrimo, žinai, tai padaryti. Tiesiog, žinai, tokia energija, tokia karys, žinai, kai užsidega, tai ten hren sustabdys, žinai. Tai buvo tie momentai, bet jie santykiuose išsisprendė, paprasčiausiai, žinai, mes perėjome, mes supratome, jinai išgyveno savo baimės, aš išgyvenau savo kažkokius jausmus, mes abu paleidom, padėjom viens kitam paleisti, ką reikėjo, žinai, patys paleidom ir tie santykiai toliau auga ir toliau gerėja, žinai, ir, skirtumas yra tas, kad su laiku santykiai gerėja. Jeigu tu atsiveri, su laiku santykiai gerėja, jie neprastėja, jie neužgesta. Meilė nesibaigia po 3 metų, kad ir kokia populiari būtų Paulo Coelho knyga, žinai. Tai yra nesąmonė, tai yra netiesa. Tai yra žmogaus pasirinkimas. Ir gali nebaigtis po 3 savaičių. Nusprendtas ciklas vėl, tas natūralus ciklas, energijos ciklas, mes nežinom, kiek jisai truks. Bet jisai tada
pabaigoje arba jis užsidarys, o kaip kažkada eina pro duris ir aš suprantu, o, tu įsimylėjai, šitas ciklas baigėsi, šitas duris užsidarė, viskas, žinai, ir aš uždariau tas duris ir nuėjau toliau. Arba bus virsmas ir tada santykiai perės į sekančią fazę ir perės į sekančią fazę. Tai mes tokių, virsmų, žinai, mes jų periodiškai kažkokių turėdavom, kuriuos mes pereidom ir tada santykiai gerėja. Ir tada dar gerėja. Ir dar daugiau meilės, dar daugiau pasitikėjimo, dar daugiau atvirumo. Ja. Žinai, iš to, kad tu dabar pasakoji, tai tas moteris, kurią žiūri, gali irgi sakyti, kad, kai žinai, užeina tas kažkas toks, žinai, iliuzija. Irgi užeina. Jo, bet, sakai, aš atėjau, apkabinau Jurgą, aš sakau, pabūkim. Tai ta moteris, žinai, žiūri ir galvoja, aš irgi taip noriu, kad kai man užplaukia, ateitų vyras ir apkabintų, bet jis nebūtinai tai padarys. Nebūtinai. Ir kaip neturėtų lūkesčio, kad dabar tai būtų, ar kad apskritai tai būtų ir nereikalauti iš jo. Sėst, medituoti, paleisti savo lūkesčius, susitikti su jais, apsižiūrėti, o ko tu tikėsi iš tų lūkesčių, o ką tu galvoji, kad tu gausi kito, visi lūkesčiai bus išpildyti, kai viskas bus kaip tu nori, kaip tada galėsi jaustis. O ką jeigu įsileistum tą jausmą dabar ir nustotum apsimetinėti, kad reikia laukti? Ką jeigu, žinai, susijungtum su to, ko iš tikrųjų nori, su tuo būtent, su ta būsena, kurios taip ieškai. O čia ta atsakomybė už savo jausmus. Mes visada galim tai padaryti. Mes galim eiti aplinkui ir reikalauti iš aplinkos, kad jinai tai mums duotų. Arba galim pasižiūrėti tiesiai ir sakyti, gerai, tai kodėl aš dabar atsisakau jausti meilę? Kodėl aš dabar nesijaučiu saugiai? Nes ten taip ir taip. Sėdžiu kambarį, nieko nėra. Turbūt nuo manęs priklauso. Tai gal galėčiau tai paleisti ir vėl pasižiūrėti. Ir padaryti tiek kartų, kiek reikės, kol turėsi prieimą. Kol tu pradėsi matyti, kad, oh my god, ta būsena, kurios aš tikėjausi, kai viskas įvyks, aš galiu ją jausti. Aš žinot, iš kur aš žinau, kad galite tai jausti? Jeigu jūs galite dabar įsivaizduoti tą tobulą variantą, kur viskas įvyko, kaip jūs norite, okay? Ir jums ateina jausmas, kaip ten yra fainai, tai turiu jums paslapti. Tas jausmas tai dabar. Nieko neįvyko. Tu tiesiog pasižiūrėjai filmuką fainą ir jausmas užplūdo. Tai reiškia, jausmas yra prieinamas visada, be jokių problemų. Ir taip yra vietų, kur mes pabandom įsivaizduoti tą ir mūsų vidus užsidaro ir sako, ne, ta prasme, čia dar blogiau negu dabar. Taip irgi yra. Todėl, kad jeigu mes turim neigiamų asociacijų su laime, su sėkme, su meile, su atvirumu, dėl to, kad turėjom skaudžios patirties ir panašiai, tai mūsų asociacija su ta atseit svajonė gali būti tragiškai skaudi, tragiškai nemaloni. Ir tada irgi įdomu, tada irgi žiūri, pala, tai aš žiūriu į variantą, kuris turėtų būti fainas ir man skauda. Wow, kaip įdomu. Tai gal verta būtų pasigilinti, kodėl man skauda, ką aš jaučiu, kaip aš tai įsivaizduoju ir su tuo padirbėti. Ir tarp kitko, mes stovyklas, kai organizuodavom, seniau dažnai, žinai, tai stovyklose tas pastoviai būdavo, moteris ateidavo ir Jurgai ten žavėdavosi, maždaug vos nepavydėdavo ten ir išreikšdavo savo, nes aš mokydavau jos tiesą sakyti, tai jos paskui ateina ir Jurgai ten, žinai, Jurga man kažkada ten irgi per stovyklose, ten iš tokių krizių buvo, žinai, kur maždaug mane užkniso, čia tos tavo visas klientės, kurios tave įsimylėjusios, man ateina ir prisipažįsta, kad jos tave įsimylėjo, kiek galima, eina jos žinai, aš čia vaikštau su mažu vaiku ant rankų, žinai, aš čia ateina tokias deivės, gražios ten, žinai, prisispartavusios, nusisolerinusios, maždaug, žinai, aš čia visa pienais apibėgus, jos man ten aiškina, kad jos mano vyrai įsimylėjo, eina aš žinai, su savo atvirumu, žinai, toksai surantė. Ir tas apysvadis būdavo, žinai, kad taip, oi, kaip fainai, Jurgai, tai kaip fainai, jos vyras toks, jo taip lengva ir fainai. Ir kažkada jin irgi taip, žinai, užsikniso, sako, jūs manot lengva gyventi su rengenu, žinai. Tai va, tu visą laiką esi po rengenu, nes, ta prasme, aš pastoviai pastebiu, kaip tu jauties, kas ten darosi, žinai. Tu negali, va, atsisėsti ten ir apsimest 3 dienom, žinai, kad, tipo, ai, normaliai, kren. Aš už 3 minučių ateisiu iš kito kambario, sakysiu, kas yra. Kažkaip keistai jaučiasi, kas darosi. Davai, klok, šnekamės, paleidinėjom, nori, nenori, tavo bėdos. Surinti. Ir dėl to tas įsivaizdavimas, kad, tipo, žinai, jeigu čia tas vyras kažkoks tai atrodo tau labai fainas, tai žinok, jeigu tu nori gulbino, tai tau teks tapt gulbė, okei?
Ir yra reikalų, yra labai labai daug reikalų, nes nebėra vietos apsimetinėjimui tada. Ir viskas. Ir dėl to, tas atseit idealas, jis visada, yra investicija. Ir kažkam tai vyksta labai lengvai, nes jie turi labai nedaug bagažo. O kažkam tai yra dešimtmečio darbas. Man lygiai taip pat, žinai, ta visa kelionė, dabar aš ten 12 metų klaidžiau, turėjau, žinai, vieną santuoką, dabar turiu antrą ir dabar jaučiu, kad ta santuoka jau veikia visai kitaip, iš visai kitokių pagrindų, su visai kitokiais principais, visai kitokių bendravimų, žinai, viskas kitaip, viskas pasikeitė. Bet man teko tai pakeisti savyje. Aš turėjau pasikeisti. Tai lygiai taip pat, kiekvienas iš mūsų, mes turim tokį santykį, kokie mes esam. Ir tai nereiškia, kad mes esam lievi ir blogi, bet tiesiog, jeigu tau nepatinka tavo pasaulis, tai pasižiūrėk, ką tu atstumi tame pasaulyje. Ir pasižiūrėk, ką jeigu tu įsileistum tą dalį savęs, tą dalį gyvenimo ir pasiūlytum jai truputį meilės ir dėmesio pasikviest, kaip tai jaučiasi, kas vyksta, žinai, su to, nes, kitaip niekur nenuėdės. Yra daug triukų, daug tipsų, daug patarimų, bet kai kurie iš jų yra labai geri, bet jeigu darai juos su netinkama energija ir nuotaika, jie vis tik neveikia. Tai koks skirtumas. Ok, valandą jau pašnekėjom. Turiu dar vieną klausimą dalyvės iš anksčiau užduotą. Nežinau, jeigu dar skirsit kelias minutės, tai moteris, kurios žiūri, gali parašyti tiesiogiai, jeigu norit kažko paklausyti asmeniškai, tada paskaitysiu klausimą. Tai moteris klausia apie santykį, ne su vyru, bet su kita moterim klausia, kaip išlaikyti santykį su nuomotoja. Jie atvirai pasakė, kad manęs nekenčia. Ir sako, kad darys viską, kad man padaryti žalą, jinai teisininkė. Aš manau, kad galim rasti alternatyvų sprendimą. Taip. Aš mačiau šitą Živilės klausimą. Ir Živilę pažįstu daug metų. Tai negali rasti, negali sukurti santykį su žmogum, kuris nenori sukurti santykį su tavimi. Tai kuo greičiau paleisti tą iliuziją, kad tu turi priversti ją tave mėgti ar su tavim normaliai komunikuoti, tuo greičiau galėsi priimti adekvačius sprendimus ir ieškoti išeities iš situacijos, kuriais. Kuo labiau nori kontroliuoti, kaip tas kitas žmogus su tavim komunikuoja, bendrauja, kaip jisai jaučiasi tavo atžvilgiu, tuo daugiau bus įtampos, baimės ir streso. Kodėl? Todėl, kad mes negalim kontroliuoti kitų žmonių pasirinkimų. Bet ką mes galim padaryti, pasižiūrėti, kokius jausmus man sukelia šitą situaciją. Ką jauti, pyktį, neteisybę, gailestį savo, liūdėsi, jauties nuskriausta, įžeista, nepatenkinta. Bet su šituo gali dirbti. Šitą gali pasveikinti, gali priimti, įsileisti ir paleisti. Ir Živilė tikrai turi pakankamai medžiagos ir patyrimo, kad žinotų, apie ką aš kalbu. Tai mes gyvenam iliuzijoje, kad viskas vėl turi būti kažkaip. Bet jeigu aš čia medituoju ar paleidinėju ar kažką darau, tai turi būti viskas fainai. Ne. Bus visai. Bet mes turime pasirinkimą. Koks bus mano santykis su tuo, kas vyksta. Ar aš tai moteriai jausiu neapykantą, yra mano pasirinkimas. Ar aš jos bijosiu, yra mano pasirinkimas. Už tai aš atsakau. Ką jinai darys, neaišku. Ir taip yra gyvenimo daug paradoksų, kai tu nurimsti, kai viduje pradeda jaustis meilė, staiga kiti žmonės pradeda elgtis kitaip. Bet kelti tai kaip lūkestį, kad tipo aš dabar čia medituosiu, darysiu, paleisiu, ten, žinai, bursiu 7 ratus aplinkui laužą, žinai, ir taip toliau. Ir tada jinai pasidarys tokia, kokios aš noriu, yra iliuzija.
Tai yra savęs apgaudinėjimas ir pat įsivaizdavimas, kad aš kontroliuoju gyvenimą. Gyvenimas atėjo, nutiko, turi tokį santykį, tas santykis tau atneša tam tikrus išgyvenimus, arba sutinki su tais išgyvenimais ir juos išgyveni, išbūni, išjauti, pasveikini, įsileidi ir integruoji tai, randi tenais irgi tą pačią meilę, tą pačią ramybę. Arba ne. Ir tai jau yra asmeninis pasirinkimas. Bet ji neprivalo nieko. Jei tau nieko neskalinga. Jie elgsis taip, kaip ji norės elgtis. Ir dar Živilės atveju, tai atkreipti dėmesį, kad paskutinius keletą metų susiduri su žmonėmis, kurie tau atrodo, kad nori tau pakenkti. Tai jau yra dėsninga. Todėl greičiausiai tau tai kelia kažkokius jausmus, kurie kartojasi visose tose situacijose. Ir tu dabar turi tada puikią progą pamatyti, kokius jausmus ir kokius prisiminimus tai iškelia, nes ta dalis tavęs reikalauja dėmesio. Ir dabar atėjo ir sako, pamatyk mane. Tiesiog pamatyk. Čia skauda, čia pikta, čia baisu, čia tas, čia anas. Ir mes vis norim, žinai, tai tipo, baimė, eik iš čia, žinai, piktis, eik iš čia. O vienintelis variantas, kuris atneš tą ramybę, yra, baimė, ateik. Nu, pasėdėk, pabūkit, žinai. Žiūrėk, ir tau čia yra vietos, gali gyventi. Gali čia turėti savo plotelį žemės, gali daržą pasisodinti, žinai. Ok, gyvenk, žinai. Mes esam begalinės būtybės, kurios įsivaizduoja, kad esam labai maži ir riboti, žinai. Ir tada gyvenimas ateina ir sako, ne, žiūrėk, tavie yra žymiai daugiau visko. Tu sakai, ne, aš tokia faina, ten, aš čia tokia anokia, žinai. Žiūrėk, tavie ir žvėris, ir kekšė, ir visko yra, žinai. Baigtų pas mane, tai jau to tikrai nėra. Nu gerai, tada neturėk energijos, neturėk gyvybės, tada kentiek, žinai, nes atstūmiai save. Tai mes matom save, mes patiriam pastoviai savo emocijas, savo jausmus, savo prisiminimus, savo išgyvenimus. Ir tai yra ta dalis mūsų, kuriai akivaizdžiai dabar atėjo laikas būti pastebėtai, pamatyti ir integruoti. Tai galima pasinaudoti. Kaip proga, kaip šansas, kad būtų dar šiek tiek daugiau meilės. Ačiū tau, Ryti. Jaučiu didžiulį dėkingumą, kad pasidalinai ir gera. Tai turbūt užbaigsime transliaciją. Kaip tai jautiesi? Fine. Gerai. Tai ačiū tau ir iki kitų kartų. Iki. Iki. Ate. Ai, dar vienas klausimas, dabar išliūda. Atsakysi. Žiauru. Kaip priimti mamą, kuri kelia dramas, o aš keičiu savo požiūrį ir stengiuosi gyventi iš harmonijos ir ramybės. Natūraliai norisi mažiau bendrauti, nes tada būna sunku nepasiduoti tai dramai. Tu visada turi pasirinkimą pasitraukti, bet, jeigu tave tai taip užvaldo, dabar, kai tai taip pakliūnė, kad tu ten visiškai tampi neadekvati, žinai, tai atsitraukti, yra visai ok variantas, bet supras, kad kuo tu labiau matysi, kas ten tave kabina ir toj vietoj pasižiūrėsi, žinai, kaip tu jauties ir tą jausmą įsileisi, iki ko? Iki tol, kol tau bus ramu, jeigu tu visai nebendrauji su mama, ir tau bus lygiai taip pat ramu, jeigu tu kiekvieną dieną su ja bendrauji. Vat, kai tu prieisi tą ramybę, nes dabar truputį dar jaučiasi tame, kaip tu parašai, tas toks, kad, aš tai stengiuosi harmoniją surasti, jinai, čia mano tą harmoniją arba, žinai, tai jinai niekaip nesusijus su tavo harmonija ir ramybė. Jinai turi savo reikalus, o tu turi savo reikalus. Ir pradžioj tas mūsų ramybės ir harmonijos rezervuaras baisiai mažas ir labai greitai baigėsi. Ir tai nereiškia, kad mes kažką blogai padarėm ir panašiai. Tiesiog praktikuojant ir atsiveriant vis labiau savo patyrimui ir savo jausmam, tos ramybės daugėja, ilgėja ir pradedi matyti, kad gali kitaip
reaguoti. Tai dabar yra va taip, dabar pradedi nuo to, kur esi. Jeigu baisu, tada pasakini baimės, žiūri su baimėm, ką daryti. Jeigu konfliktai, neteisybė, ten nuoskaudas, dar kažkas, tada labai reiktų pasižiūrėti, o kaipgi paleistas nuoskaudas. Ir yra ir mano video YouTube ir kursų, ir ko tik tais nori, kur kaip tai padaryti efektyviai. Bet reikia irgi suprast, kad ten greičiausiai, ypač su tėvais, tu ten turi 500 prisiminimų, ne 2 ir ne 3. Kad tai, tu ten kokią savaitę, jeigu ten kiekvieną dieną po porą valandų sėdėsi ir dar sėkmingai, taip efektyviai, žinai, tarsi eisi per prisiminimus, tai paskui susidursi su manu ir galvosi, žiūrėk, mažiau nervuoja. Ir už 10 minučių, bum, žinai, ir vėl. Bet tada dar, žinai, kelias savaitės, dar keli mėnesiai ir tu su to dirbi, tu žiūri, vat, kiek aš turiu tos ramybės. Ir tada prieisi tą vietą, kur tu jausi ramybę, jeigu būsi santykyje su manim, ar jausi ramybę, jeigu nebūsi santykyje su manim. O tada tu galėsi rinktis. O tada tu iš tikrųjų galėsi rinktis. Nes kol mes arba esam labai prisirišę, tipo, ne, bet tai aš turiu ten kažkaip bendrauti, čiagi ten mama, ten aš čia privalau, čia dar skaičiau pikto knygoje, sakė, kad jeigu nebendrausiu, tai pasaulis sugriaus, žinai. Tai visas tas bagažas išlenda. Arba jeigu maždaug bijom, arba to dažniausiai abejo. Tai dėl to ir yra esmė, kad nėra laisvės. Jeigu atrodo, kad turiu bendrauti, tai negaliu nebendrauti, nes kažkas viduje vyksta, ko aš nenoriu patirti. Ne dėl to, kad tai yra blogai ar gerai, o todėl man nemalonu ir dėl to aš nenoriu eiti tą pusę. Arba vienoj, arba kitoj pusė, arba dviejose bus tai, ko aš nenoriu patirti, tai, ko aš noriu išvengti, tai kas yra labai nemalonu. Ir tada susitinkam su tais jausmais, ten ateis ramybė, ir tada pradėsim matyti, kad vis tik tai aš turiu laisvę. Aš galiu rinktis, kiek aš noriu bendrauti, aš galiu rinktis, kiek aš nenoriu bendrauti. Ir kartais mes savo tikrąją šeimą sutinkam gerokai vėliau gyvenime. Ir nebūtinai jie yra mūsų giminės. Ir kai kam pasiseka ir tai būna jūsų giminės. O vaikam tai yra žmonės, kuriuos jūs sutiksit vėliau, su kuriais jūs užmegsit tokį gilų ryšį, kokio niekada neturėjot su jokiais savo giminaičiais, šeimos nariais ir panašiai. Ir that's okay. Bet tu vis tiek gali jausti meilę tiem žmonėm, bet tai nereiškia, kad tu privalai su jais bendrauti, tu turi pasirinkti. Biškit tuščias protas, ne? Man? Jo, aš tokia, žinai, galvoju, čia turėčiau dabar kažką protingo turbūt pasakyti ir kažkaip... Išsijungia, tai prasisuko, nieko nerado. Jo, turėčiau kažkaip čia užbaigti, galvoju, o kaip reikia užbaigti protingai laivą. Man tai faina, tiesiog noriu paspausti mygtuką ir būdas faina. Tai negi Dievas davė šeimą šiaip savo. Ne, pasižiūrėk, šeima tau atneša krūvą patirčių, krūvą viską. Bet ar tai reiškia, kad tu būtinai turėsi su jais nuostabius santykius? Tiesiog. Ne, ta prasme, kažkas turės, kažkas ne. Ir gali visiškai jausti meilę tai šeimai. Bet tu juos užnesi, pavyzdžiui, tu jiem nepatinki. Su visa savo meilė. Tai laiko fanautų krūvą tokių žmonių. Ir tu su jais bendrauji, viskas ok, bet ar tai reiškia, kad tu ten susitiksi kas savaitgalį ar dar kažkaip? Ne. Aš labai mylėjau savo patėvį, kai jau pradėjau susivokinėti, mūsų santykiai buvo labai darnus ir gražus ir panašiai. Bet ar mes ten dažnai kalbėdavomės? Ne. Bet tai, kai mes susitikdavom, kai turėdavom reikalų, mes nuostabiai jausdavomės, turėdavom gerą laiką. Bet mums nebuvo poreikio, žinai, kiekvieną vakarą ten kalbėtis dėl to. Tai ta meilė, jinai niekaip tavęs nepriboja, visiškai, absoliučiai. Nei daug bendrauti, nei mažai bendrauti. Nori daug bendrauti, prašau, tu turi laisvę.
Visada yra laisvė rinktis. Čia nėra jokios teisingo ar neteisingo varianto. Kad kažkas knygoje užrašė kažkokias taisyklės, tai nereiškia, kad gyvenimas taip vyksta. Yra tiesa šitoje akimirkoje. Arba tu dabar, pavyzdžiui, nori paskambinti mamai, arba ne. Arba tu dabar nori ten susitikti savo draugą, kokią nors, ar draugą, arba ne. Ir vis. Ir arba tu klausaisi to, arba sakai, ne, jau savaitę neskambinau, reikia. Ir mes galim rinktis. Mes tiesiog galim rinktis. Ir tai yra pats nemaloniausias laisvės aspektas protui, kuris. Jeigu bus laisvė, nebežinosi, kas yra teisinga. Nes ten, kur daug meilės, ten mažai taisyklių. Ten, kur mažai meilės, dažniausiai reikia daug taisyklių. Ir ne dėl to, kad bus chaosas, tai neliks taisyklių. O tiesiog tu nebeimi tų taisyklių kaip už pagrindą savo gyvenimo pasirinkimą. Yra pasirinkimas viduje ir jo vadovaujas. O koks jis bus, tik tais tu žinai ir tik tais tu nuspręsi. Ir kažkam jisai patiks, kažkas išdurins. Ir abu variantai vienodai tinkami, nes kiti žmonės irgi yra laisvi rinktis, kaip jie tave žiūrės, ką apie tave šnekės, kaip jie jausis tavo atžvilgiu. Ir kuo daugiau laisvės mes galim suteikti savo, tuo daugiau laisvės suteiksim kitiems. Kuo labiau norim kontroliuoti, kaip kiti jaučiasi, tuo labiau jaučiamės įkalinti patys. Ir dar tada tai paslepiam po rūpesčių, po gailesčių ir panašiai. Mes su vienu klientu tik vakar turėjom pokalbį, kur jisai pamatė, kad jo nuolatinis nerimas santykėje su žmona buvo 10, dabar daugiau nei 10 metų santuokos, ir vis pastoja ten. Tai bijo, tai kažką, tai pavydi, ten, žinai, neišvažiuoja kažkur į vakarėlį ir jam tiesiog nerimas, jis ten mėgoti negali, žinai, blaškas po namus, kaip įkalintas žvėris. Ir išlindo tiesiog iš vaikystės, iš pasąmonės, kad mama taip darydavo. Tai jam bijoti lygų rūpintis, nerimauti, pergyventi, blaškytis namie ir neturėti ramybės yra akivaizdus įrodymas, kad jis myli savo žmoną. Sakau, o jeigu tu jinai išėjo, o tu ramus sėdi namie, ten su vaiku suguldai mėgoti, eini pats mėgoti, visiškai nulis pergyvenimų. Iš karto automatinis atsakymas, tai reiškia, jinai man nerūpi. Viskas. Tai sakau, kaip tu supranti rūpestį ir sulauks. Jo, sako, tai aš čia taip rūpinas visą dieną, ne, sako. Jo, sakau, tu visą dieną rūpinės. Vakare būni užsiknisęs nuo to nerimo ir sakai, aš toks susitempęs, man jau važinai viską. Tai yra mūsų pasirinkimai ir mūsų įsivaizdavimai. Ir dėl to laisvė leidžia mums rinktis, kaip mes bendrausim. Daug, mažai, su šiluma ar su peiliu už nugaros. Mūsų pasirinkimas. Kaip nori gyventi, taip ir gyveni. Kad ir kaip norėtųsi teisingo atsakymo, kuris viską išspręstų, bet vieno nėra. Vieno visiems nėra. Bet kartu meilė visada atsakymas. Ir kai mes neeinam į tą būseną, viskas aišku, skaidru ir nėra tų dvejonių. Dėl dvejonių dar ten galima pasiginčyti. Pamatai atsakymą, bet ar tikrai, žinai, paskui nebūna, kad eik tu taip darysi, tai labai. Taip, bet pačioj tai supranti tą visą dalyką ir galvoji, dabar viską žinau ir tada kaip pareina banga ir supranti, kad 2 savaitės virškinsi visas savo abejonės. Tai ten tie integraciniai dalykai, bet... Būtent, kad ta integracija tų jausmų ir tų santykių nevyks nuolat. Ir jeigu mes esam nusiteikę tai kelioniai, tiesiog, tokiam, žinai, okei. Santykiai turbūt atneš jausmų ir iššūkių. Važiuojam. Tai tada labai fainai.
O jeigu ne, tada visai. Jo, nieks nežada tokio galutinio statiško rezultato. Visą laiką Tai procesas. būtų mirtis, Taip. jeigu ką. Mhm. Nu, mūsų proto supratimas tai būtų mirtis. Nes pasaulis visada keičiasi ir visada gyvas. Gyvybė niekada nesustoja. Niekada. Tai ką, su tuo einam į kitą etapą po šito laivo. Ačiū tau, Ryti. Ir gražios tau nuostabios dienos. Iki.